Sveiki, šiandien aš esu Vietnamo Lenino parke. Štai yra Lenino paminklas. Vakar per Vietnamo socialistinės respublikos Hanojaus sostinę praėjo taifūnas. Vėjo greitis buvo 230 km per valandą. Aš be abejo perlaukiau šitą taifūną antrame aukščiausiame Vietnamo pastate. Dangoraižis, nes kaip jūs suprantat, Vietname, šiuolaikinėme, socialistinėme Vietname yra 100 kartų daugiau dangoraižių nei Lietuvoje, kadangi Lietuvoje iš viso nėra nei vieno dangoraižio. O čia jų yra apie 100. Dangoraižis tai yra pastatas virš 150 metrų ir iš jo labai smagu stebėti taifūną. Bet labiausiai aš pergyvenau, ar taifūnas nepakenks Lenino statulai. Štai Lenino parke ir kaip mes matom, viskas labai gerai su Leninu. Lenino statulos taifūnas nepalėtė. Leniną apsaugojo dievai nuo taifūno. Kaip man džiugu. Štai Pirma vieta, kur aš iš pat ryto atėjau pažiūrėti, ar viskas yra tvarkoj, yra Lenino parkas be abejo. Lenin, kaip mes matom iš užrašo ant pjedestalo. Iš tikrųjų, Lietuvoje daug kas ne iki galo supranta, kaip funkcionuoja šiuolaikinės komunistinės valstybės, socialistinės valstybės, kaip pavyzdžiui Kuba, Vietnamas, Kinija. Taip, jos formaliai jos yra komunistinės ir komunistų partija formaliai yra valdžioj, bet tai yra valstybės, kurios perėjo per perestroiką ir kurios iš tikrųjų labai daug pasikeitė. Jos neturi masinių represijų, nes jau Gorbačiovas buvo uždraudęs masinės represijas, paleido visus politinius kalinius Gorbačiovas. Ir iš tikrųjų Gorbačiovo laikais žodžio laisvė buvo savo kulminacijos taške. Niekada Lietuvoje nebuvo tiek laisvės sakyt, ką tu galvoji, kaip Gorbačiovo perestroikos laikais. Dabar Vietname yra blokuojama mažiau žiniasklaidos nei Lietuvoje. Socialistinėme Vietname komunistų partija leidžia skaityti daugiau priešiškos informacijos, vakarų propagandos ir taip toliau nei Lietuva. Lietuva, kaip mes žinom, blokuoja daugelį interneto portalų, mums reikia VPN-o, kad galėtume prisijungti ir taip toliau. Vietname to nėra. Be to, mes turim verslo laisvę Vietname, bet kas gali statytis gamyklas, gamintis viską, ką tik nori gaminti. Ir kaip bebūtų paradoksalu, šiuolaikinėme Vietname įkurti verslą yra lengviau nei Vokietijoje arba Prancūzijoje. Taip yra todėl, kad komunistų partija labai nori, kad kuo daugiau žmonių būtų turtingi, laimingai gyventų. Dėl to yra labai supaprastintas verslo kūrimas Vietname ir mokesčiai yra tik tai 20%. Tik tai 20%, kur, pavyzdžiui, Prancūzijoje arba Vokietijoje yra mokesčiai po 50%. Tame yra labai didelis skirtumas. Kitaip tariant, daugiau nei 2 kartus mažesni mokesčiai Vietname, dėl to, kad komunistų partija labai rūpinasi darbininkų gerbūviu. Tarp kitko, prisimenant Lenino laikais verslas mokėjo 3,5% mokesčių, kas yra daug mažiau nei šiuolaikinėme kapitalistinėme pasaulyje. Patys turtingiausi vietnamiečiai, milijonieriai, moka 35% income taxo, tai yra mokesčių, reiškia pajamų mokesčio fizinio asmens, kas parodo, kad vis dėlto komunistai yra daug liberalesni. Jie labiau skatina žmonės kurti verslą nei kapitalistai. Čia buvo nemokama politinė reklama. Aš žinau, kad kai kurie žmonės ir Lietuvoje nori atkurti komunistų partiją. Linkiu jiems sėkmės, pergalės ir raudonosios vėliavos. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą